Labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, labadiena moterų krepšinio mylėtojų. TV6 televizija sveikina jūs visus. Už kelių akimirkų čia, Vilniuje, Active Vilnius arenoje prasidės naujasis ir intriguojantis Open Smartway MLKL sezonas, kuriame nemažai pokyčių, naujienų ir mūsų lauksinčių įdomių kovų. Viena tokių netrukus jūsų dėmesį Vilniaus Kibirkštis Toks priima Šiaulių Vilmers komandą. Ir prieš šias rungtynes, kaip ir įprasta, paklausykime, kokiomis nuotaikomis abiejų komandų treneriai pasitinka būsimą sezoną ir kokiomis nuotaikomis pasitinka būsimas pirmasias rungtynes jame. Treneri, kaip spėjot persiorientuoti ir kiek dienų turėjot pasiruošti šioms rungtynėms ir sezono startui? Iš tikrųjų, po paskutinių rungtynių ir kelionės turėjom 2 dienas, bet kaip sakau, svarbiausia ateiti į rungtynės su gera energija ir su gera koncentracija. Gerų rungtynių. Treneri, pirmos rungtynės šiame sezone, kokiom nuotaikom sezono pasitinkat? Taip, pirmas rungtynės pasitinkam pozityviai. Iš tikrųjų, labai laukiam šitų rungtynių, daug ruošiamės ir pasiruošę esam pasimėgauti. Ačiū. Open Smartway MLKL, naujas intriguojantis puslapis klubinėme moterų krepšinyje, ir tą puslapį šiandien jums versti padėsime dviese, aš krepšinio komentatorius Agnius Atstupas ir mano kolega Jomantas Eibukas. Sveikas, Jomantai. Sveikas, Agnius, sveiki visi. Šiandien džiugi diena, prasideda naujas sezonas. Na ir įdomu, ką mums atneš šios pirmosios rungtynės. Kodėl Open? Atviras čempionatas, kuriame šiais metais mes jums turėsime galimybę parodyti mūsų Lietuvos klubų kovas su stipriausiomis Latvijos ir Estijos komandomis. Iš dalies jau ir tarptautinės dvikovos, kurių bus nemažai TV6 eteryje. Ir aš net nebejoju, jums nuo to bus tik įdomiau. O netrukus Active Vilnius arenoje labai garbingas pasveikinimas. Lietuvos jaunių iki 16 metų merginų rinktinė keliauja į arenos centrą dabar. Parklubdė Europą. Šios merginos praėjusią vasarą laimėjo Europos čempionato B divizioną, kuris vyko Turkijoje. Ir jų pagerbimas ir apdovanojimas dabar jūsų ekranuose. Gabija Galvanauskaitė, Urtė Gurevičiūtė, Viltė Pileckytė, Kotryna Grunkytė, Eva Kavaliauskaitė, Monika Dokšaitė, Aušrinė Gaubytė, Karina Strakšytė, Evelina Lygutaitė, Barbora Prišmontaitė, Eimantė Stepanavičiūtė, Marija Šiškinaitė, žinoma trenerių taip pat nereikia pamiršti, Ilona Rimšienė, Edvinas Justa. Šios merginos yra Lietuvos moterų krepšinio ateitis. Taip, ir svarbu, kad išsikovojo teisę rungtyniauti A divizione dabar ir matosi, kad po truputį kyla lygis Lietuvos moterų krepšinio, na ir puikus pavyzdys šios jaunuolės. Open Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygos prezidentas buvo jūsų ekranuose. Iš prezidento ir direktoriaus rankų yra įteikiami apdovanojimai ir padėkos. Ten matome ir piniginiai čekiai, kurie taip pat pravers jaunosiams merginoms siekiant savo svajonių, siekiant tikslų, žengiant moterų krepšinio keliu. O tokias padėkas gauti iš Arvydo Klovo, iš Alvydo Jocio, aš manau, tai yra paskata nenustoti siekti toliau savųjų tikslų. Gabija Galvanauskaitė buvo jūsų ekranuose. Šiandien ją galbūt išvysime taip pat ir aikštelėje Vilniaus Kibirkšties Toks komandos sudėtyje. Yra Gabija Galvanauskaitė, tapo ir naudingiausia čempionato žaidėja, iškovojusi MVP apdovanojimus. Čia Ilona Rimšienė ir Edvinas Justa. Šios rinktinės treneriai Saulius Kuzminskas, rinktinės vadovas, taip pat buvo jūsų ekranuose. Ir belieka tikėtis, kad A divizione
taip pat šios merginos neprapuls ir džiugins mus apskritai, kaip visas jaunimo krepšinis turbūt praėjusią vasarą. Jau, taip, labai daug medalių, derlinga vasara ir iš tikrųjų smagu matyti su medaliais esančius tautiečius ir tikimės, kad ir kita vasara bus tokia pati derlinga. Gausus plojimai Active Vilnius arenoje, žiūrovai atsistoja iš savo vietų, čia dar kartą sveikina Europos čempiones. Rungtynių arbitrai jūsų ekranuose Mantas Masalskis, Milita Stalaučinskaitė ir Justas Katauskas bus atsakingi, kad šiandien rungtynėse viskas vyktų pagal taisyklės, o rungtynės netrukus prasidės. Jos yra beje vienintelės šiandien, kitos rungtynės Open Smart Way MLKL vyks jau antradienį. Ir šiandien Kibirkštis toks grįžusios po Eurolygos atrankų jau iš esmės 2 savaitės, kaip pradėjusios savo sezoną. Na, o Šiauliai Vilmers kalbėjo, kad labai laukia šios rugsėjo 28 dienos ir starto ir galės pasitikrinti, ko tikėtis. Jomantai, tavo akimis pirmose rungtynėse. Na, mane labiausiai asmeniškai intriguoja naujasis Šiaulių komandos treneris Aurimas Andriušaitis. Ką šiaulietės pademonstruos pirmajame mače, sunku prognozuoti, bet kad bus pasikeitęs žaidimo braižas, lyginant su pernai metais, tai turėtų būti. Abiejų komandų starto penketai tokie. Šiaulių Vilmers ekipa šias rungtynės pradeda tokia starto sudėtimi: Gabrielė Sederevičiūtė, Rūta Stipra, Renata Dikson, Agnė Černeckytė ir Dalia Donskichytė. Tuo tarpu Vilniaus Kibirkštis toks starto penketas: Kamilė Nacickaitė, Vanderhorst, Giedrė Labuckienė, Andželina Radič, Džepris Dean ir Justina Miknaitė. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Dalios Donskichytės flauteris ir Dalia sugrįžusi pilnu pajėgumu. Na, ieškojo čia ilgai Donskichytė atakos tęsinio, ieškojo kampo, kaip galbūt pabandyti užatakuoti Nacickaitę Vanderhorst ir jai tą pavyksta padaryti sėkmingai. Pirmoji aikštės šeimininkų ataka: Radič, Labuckienė atsidengusi, užsėmusi poziciją po krepšiu, bet Rūta Stipra gerai ten išstūmė pagal taisyklės Giedrė Labuckienė. Pavyksta apsiginti šiaulietėms ir dabar jau jos organizuoja ataką. Kamilė Nacickaitė, Vanderhorst vaikosi Dikson. 14 sekundžių turės savo atakai šiaulietės. Nuo Nacickaitės kojos palieka kamuolys, nutraukė ten perdavimą link krepšio. Nacickaitė Vanderhorst. Renata Dikson arba kitaip Šag Dikson, kaip yra vadinama komandos draugių. 27 metų žaidėja, žaidus ir Islandijoje, ir Australijoje. Įdomus buvo beje jos prisistatymas, paklausus, ką žino apie Lietuvą. Tai Dikson atsakė, kad žino tiek, kad čia Polų broliai žaidė. Vilniečio ataka: Radič prieš Rūtą Stiprą, palenda po krepšiu ir išmaudo Latvę. Na, ten išsirango po krepšiu Radič, suranda galimybę metimui ir lygina rezultatą Kibirkštis. Dalia Donskichytė su kamuoliu. Šiauliečio ataka: Agnė Černeckytė, prie jos prilipusi Kamilė Nacickaitė, Vanderhorst, Dikson. Rūtos Stipros užtvara. Dikson kerta į baudos aikštelę, užsibaiginėja pati ir stos prie baudos metimų linijos. Na, čia per jėgą dabar Dikson įveikinėja Miknaitės gynybą. Pavyksta jai su kontaktu pataikyti ir turės dar vieną baudos metimą. Pati Dikson kalbėjo prieš šį Open Smart Way MLKL sezoną, kad nekantrauja pasirodyti ir Lietuvos publikai. Ir kaip pati pristatinėdama save akcentavo, kad skiria labai daug dėmesio mažoms detalėms gvildenti. Na, žiūrėsime, į ką tai pavirs krepšinio aikštelėje. Ten matėme ir Šiaulių Vilmers žaidėjų, atsarginių žaidėjų suolelį ir vienas taip pat intriguojantis vardas jame, Ugnė Grigaliūnaitė, atvykusi iš šios dienos priešininkų Vilniaus Kibirkšties stovyklos. Labuckienė. Radič. Buvo bandoma išlaisvinti po krepšių Giedrė Labuckienė. Daug kontakto, rungtynių arbitrai fiksuoja asmeninę pražangą. Rūtai Stiprai pirmoji. Nusineša čia Stipra Dean, kuri bandė pralysti pro tarpą. Džepris Dean grąžins kamuolį į aikštelę. Dean rankose kamuolys, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Gera Dalios Donskichytės gynyba.
ten net ir Giedrės Labuckienės užtvaros nesuveikė pirmuoju bandymu išlaisvinti amerikietę. Na, čia Donskichytė dabar bandydama lysti pro užtvarą tą daro nesėkmingai, pažeidžia taisyklės. Ir toliau tęsiasi ilga kibirkšties ataka. Čia po Nacickaitės tritaškio įma kamuolį puolime Miknaitė. Agnė Černeckytė pramiegojo, Justina Miknaitė kovoje dėl atšokusio kamuolio. Dabar pramiega ir jos reidą į dešinę pusę, jo neuždarydama 2 taškai. Progalinė linija. Čia dabar Miknaitė veržiasi link krepšio. Černeckytė. Dixon. Dabar jos globa patikėta Justinai Miknaitei. Stipros užtvara, 2 prieš 2 sužaisti nepavyksta. Dixon ir vėl iki galo ir šį kartą vilnietės jau pasiruošusios geriau. Nepavyksta tenais sėkmingai sužaisti Dixon. Vėl Miknaitė. Per giliai palindusi po krepšių Justina Miknaitė, kad būtų galėjusi užsibaigti pirmuoju variantu. Viskas vilnietėms baigėsi dar geriau. Miknaitės tritaškis. Drąsiai pradeda rungtynes Miknaitė ir stengiasi įveikinėti Šiaulių komandos gynybą individualiomis pastangomis. Abi komandos yra atsinaujinusios. Kibirkštyje iš praėjusio sezono liko 4 žaidėjos. Šiauliai Vilmers išsaugojo 5 įdomios legionierės abiejose aikštės pusėse. Na ir žinoma, Vilniuje sugrįžę seniai matyti, bet puikiai pažįstami lietuviški veidai. Kamilė Nacickaitė, Van der Horst, Laura Šelnytė, Gabija Meškonytė. Įdomių reikalų nusimato šiame Open Smart VMLKL sezone. Na taip, pastiprėjo kibirkštis, akivaizdu, vien tik tais iš tų grįžusių labai pajėgių Lietuvos žaidėjų komandą. Na ir žiūrėsim, ar kažkas iš Lietuvos komandų pabandys įkasti kibirkščiai, kurie jau ne vienerius metus yra aiški favoritai iš tikrųjų moterų lygoje. Donskichytė su kamuoliu. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Donskichytė improvizuoja pati dešinė ranka. Viską padarė neblogai, bet sudėtingas metimas gausi. Šiai greit atakai išeina dabar kibirkštis. Green, jos metimas per petį, pavyksta jai pataikyti. Ir 2 šiaulietės nesugebėjo sustabdyti šio Zay Green reido atviroje aikštėje. Dixon. Ugnė Grigaliūnaitė pakilusi nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Taip pat Šiaulių Vilmers 5. Ugnė Grigaliūnaitė su kamuoliu puikiai pažįsta areną, puikiai pažįsta lankus ir jos prisistatymas rungtynėse. Na, tikėtina, kad galbūt didesnė rolė turės Grigaliūnaitė Šiaulių komandoje ir ypatingai didelės motivacijos turėtų turėti šios dienos rungtynėse. Motivacijos turi ir Andželina Radič. Smeigianti tolimą metimą, smaigstė tritaškius į pirmose Eurolygos atrankos rungtynėse Vilniuje. Na, atsakomosios, kaip žinia, Vilniaus kibirkšties komandai ir pačiai Andželinai nesusiklostė taip, kaip vilnietės norėjo. O Agnės Černeckytės metimas labai netikslus, nėra atakai naujo skirto laiko, kadangi kamuolys nelietė lanko. Ta mato Dixon, Ugnė, Kamilė Nacickaitė, Van der Horst čia blokų. Pabaigė šiauliečių atakos kančias. Na, Dixon prieš tai matėm, pirmas jos bandymas buvo sėkmingas 2+1 situacija, o dabar keletą atakų iš eilės. Ieško variantų, bet kol kas randa tik tais rankų mišką ir iš karto keičia ją dabar Aurimas Andriušaitis, nes kelios atakos iš eilės pasibaigė Dixon nesėkmingais reidais. Dar vienas įdomus vardas Šiaulių Vilmers sudėtyje, Lili Vahinekapu. Iš Havajų atvykusi žaidėja. Kaip ir prieš rungtynes kalbėjome, Šiauliai Vilmers kažkaip mėgsta havajietišką krepšinio stilių. Čia dabar krenta ta pati Grigaliūnaitė jau prieš tai minėta. Ginčą užfiksavo rungtynių arbitrai ir pirmoji minutės pertraukėlė rungtynėse.
12-6 lygiai įpusėjus pirmajam ketvirčiui. Vilniaus Kibirkštis toks priekyje 6 taškų persvara ir Šiaulių Vilmers komandai reikia sustiguoti savo žaidimą. Ugnė Grigaliūnaitė buvo jūsų ekranuose, tikėjusi į aikštelę ir pelniusi taškus. Andželina Radič taip pat yra surinkusi 5 ir puikiai pradėjusi šį susitikimą. Sabinė Lipė. Dar vienas matytas veidas iš praėjusio sezono, likęs taip pat Šiaulių Vilmers komandos sudėtyje. O šiaulietės dabar pabando ir kiek aktyvesnė gynyba nuo galinės linijos pasitikti aikštės šeimininkės. Na, per pirmas 5 minutės matėm, kad Kibirkštis pakankamai sėkmingai spaudžiasi po krepšiu. Na, ten galbūt reikėtų paminėti tą pačią Dikson, kuri taip ir nerado kelių link krepšio, išskyrus tą vienintelį epizodą. Radič ir toliau efektyvi rungtynėse, pelno 7 tašką jau šiandien. Lili nusimeta Sabiniai Lipei. Lili atakuoja pati iš tolimos distancijos. Pirmasis metimas pro šalį, bet čia aktyviai dar pabando pakovoti dėl šio kamulio ir pažeidžia taisyklės havajietė. Per savo paskutinį sezoną Havajų universitete šį krepšininkę tritaškius metė 36% taiklumu ir per 4 praleistus metus NCAA, WNCAA, taip turbūt reikėtų sakyti, Vaihinė Kapų vis gerino savo taiklumą, kuris nuo pirmo sezono 28%, kaip ir sakiau, pakilo iki 36%. O Kamilė Naciskaitė sveikina mus visus taip pat sugrįžusi į Open Smart Way MLKL. Na, ne tiek sugrįžusi, bet sugrįžusi į Lietuvą. Ji pirmą kartą žaidžia klubinėme Lietuvos krepšinyje. Jos tolimas metimas didina vilniečių persvarą iki 11 taškų. Čia geras perdavimas atgal Ugniai Grigaliūnaitai ir nedaug trūko iki 2+1. Na taip, ten Grigaliūnaitė po krepšiu, jeigu gauna kamuolį, kol kas šiandien atrodo tikrai solidžiai. Aišku, dar tik tais pirmas kėlinys, tačiau jau dabar matom, kad kelia grėsmę Grigaliūnaitė arčiau krepšio. Gabija Meškonytė ant parketo Vilniaus Kibirkšties komandos gretose. Ugnė Grigaliūnaitė prie baudos metimo linijos. Pataiko pirmąjį baudos metimą Grigaliūnaitė. Aurimas Andrušaitis jūsų ekranuose, iš Pakruojo kilęs strategas. Dar 2024 metais vasarą su 16-mečių rinktinė varžėsi Europos čempionato B divizione. Ten užėmė tiesa 5 vietą. Pastaruosius 3 metus dirbo Deivėse, Druskininkuose. Ir kaip kalbėjo Mantas Damašauskas, Šiaulių Vilmers komandos vadovas, tai Aurimas Andrušaitis į Šiaulių komandą atvyko prisidėti ir prie viso miesto jaunųjų krepšininkių ugdymo. Čia Radič pataiko dabar iš toli, iš karto perima kamuolį Kibirkštis ir dar vienas Radič metimas, šį kartą pro šalį. 10 taškų jau yra surinkusi Andželina Radič. Daugiau nei visa Šiaulių Vilmers komanda per sužaistas beveik 7 minutės pirmajame ketvirtyje. Aktyviai Zei Green gynyba. Nepraslysta pro rungtynių arbitrų akis ir pražanga fiksuojama prieš Agnę Černeckytę. Prisirinko jau baudų Kibirkštis, na ir ta agresyvesnė Kibirkšties gynyba sugeba per 6 su trupučiu minutės surinkti 5 komandinės pražangas ir dabar šiaulietėms reikės bandyti to pasinaudoti. Ana Marija Virdžiogė pasirodė Vilniaus Kibirkšties toks ekipos 5 žaidėja, kuri moterų Eurolygos atrankoje žaidė tik pirmose rungtynėse Vilniuje. Na, ten toli gražu stebuklų nenuveikė. Antrose rungtynėse negalėjo rungtyniauti dėl nugaros problemų. Ir žiūrėsime, kaip jai seksis vietinėse pirmenybėse įsipaišyti Vilniaus Kibirkšties ekipos žaidimą. Čia Prisdin su kamuoliu. Pati renkasi metimą iš vidutinio nuotolio. Nebuvo išsikeitimo gynyboje ir tai yra laisvas metimas. Na taip, negalima leisti mėtyti nuo vadinamosios alkūnės. Pakankamai gerą vidutinį metimą turi šį žaidėją. O Ugnė Grigaliūnaitė viską padarė sėkmingai, tik įmesti kamuolio į krepšį nepavyko.
Green. Gabija Meškonytė turėdama ūgio pranašumą centruoti prieš Lili. Ta ir daro Gabija Meškonytė, stos prie baudos metimo linijos. Lili vakinė kapų neturėjo daug pasirinkimo variantų čia. Na ir iš tų pasirinkimo variantų, kuriuos turėjo, pražanga prieš aukštesnę Meškonytę galėjo būti padaryta prieš metimą, tai bent baudos metimų nebūtų buvę dabar. Sintė Aukštikalnytė pasirodė Vilniaus Kibirkšties toks ekipos gretose. Na, bet atrodo pasiteisina net ir ši pražanga iš dalies. Vienas baudos metimas skrieja pro šalį. Antrasis taip pat netaiklus. Nepavyko Gabijai Meškonytei, kurią taip pat smagu matyti grįžusią į Lietuvą. Šarluiso Royals ekipai atstovavo praėjusiame sezone Vokietijos čempionate. Tiesa, patį čempionatą Smartvoje MLKL jį pradėjo Klaipėdos LSC tarptautinio universiteto gretose, bet gruodžio mėnesį persikėlė į Vokietiją, kur su savo komanda iškovojo Vokietijos taurę ir nukeliavo iki Vokietijos aukščiausios lygos finalo. Sėkminga Kibirkšties ataka, čia greitai bando žaisti Šiaulietis ir klaida per ilgas perdavimas dabar buvo atliktas Rūtai Stiprai. Sumanimas neblogas, Šak Dikson ieškojo ten greitoje atakoje Latvijas, bet kiek per stiprus. Buvo perdavimas Gabija Meškonytė prieš Sabinę Lipę į baudos aikštelę. Ir kaip ginasi Sabinė Lipė. Štai už ką ir pasilikta yra Šiaulių Vilmers komandos sudėtyje. Na, čia Meškonytė užpyko, susigrąžino kamuolį, geras perdavimas ir Radič 2+1. Andželina Radič tiesiog siautėja Active Vilnius arenoje. Pirmose Open Smartway MLKL rungtynėse. Aurimas Andrušaitis, atrodo, taip prašo dar vienos minutės pertraukėlės. Toks rezultatas švieslentėje, o čia ir auksinė dar kartelį jūsų ekranuose jaunių iki 16 metų rinktinė ir jos atstovės apdovanotos prieš šias rungtynes Open Smartway MLKL vadovų, prezidento Arvydo Klovo ir direktoriaus Alvydo Jocio. Prastai Šiaulietės kol kas atakuoja žaidimo tik 16% ir paskutiniai 4 taškai pelnyti baudos metimais. O Andželina Radič maksimaliai išnaudoja šią situaciją. Prieš tai pelniusi 2 taškus, dabar pridėjusi ir baudos metimą. Laura Želnytė suteiks poilsio minučių Radič. Laura Želnytė dar vienas įdomus vardas po beveik 10-mečio trukusių klajonių po Europos klubus. Laura ir vėl čia Lietuvoje, praėjusiais metais jį žaidė Italijoje, Milano Sanga ekipoje. Ir žiūrėsime, kaip jai seksis Open Smartway MLKL pirmenybėse. Čia 6 sekundės iki šiauliečio atakai skirto laiko pabaigos. Dalia Donskichytė. Ir jos šūvis iš toli. Na, čia neturėjo kito pasirinkimo, reikėjo jau mesti ir šį kartą Dalia tiksli. Virčiogė. Toli nuo krepšio, žinoma, nebus pavojinga. Laura Želnytė bandė įmesti kamuolį arčiau krepšio Gabijai Meškonytei, bet kokią gerą poziciją užsėmė Dalia Donskichytė. Na taip, aukštai pašokusi ten perima kamuolį. Grigaliūnaitė Stiprai. Nėra galimybių Stiprai atlikti kokybiško metimo. Dikson prieš Gabiją Meškonytę. Pati randa erdvės kamuolio išsimetimui, bet netiksliai atakuoja krepšį. Žingsnelis mažas į šoną, bet to pakako išsimesti metimą, pritrūko tik tikslumo. Danielė Punksnytė.
jai galimybė atakuoti iš toli ir ten po būgo turbūt aukštai iškeltų Dixon rankų. Danielė Punksnytė turi kietą charakterį, tuo jau galėjome įsitikinti praėjusią vasarą, taip pat Europos iki 20 metų čempionate. Danielė kartu su Sintija Aukštikalnytė iškovojo sidabro medalius Europos pirmenybėse. O Šiaulių Vilmers komandos gretose pirmą kartą Aistė Vaitekūnaitė pasirodo, praėjusį sezoną žaidusi Italijos antroje lygoje. Geras Gabijos Meškonytės reidas, bet šiek tiek jėgų pritrūko išsimesti kokybišką metimą. Lieka 2 sekundės ir 30-osios pabandyti parodyti savo namų darbus kibirkščiai. Nebejotina, kad turi specialiųjų situacijų derinį, likus mažai laiko iki ketvirčio pabaigos. Na ir pažiūrėsim, čia dabar sustoja Deimantų kibirkšties krepšininkės. Punksnytė išsimeta kamuolį, sulaukia jo atgal iš Viršiogės. Na, viskas tarsi ir neblogai sumanyta. Taip, paprasčiausiai aukštaūgė prisiema ten kamuolį ir po hendofo atakuoja krepšį, bet nepataiko. 25-13 po pirmųjų 10 minučių Vilniuje. Jūsų rankose po kamuolį, dabar tą kamuolį įsidėsite į savo kelių, ir taip įsidėję kamuolį tarp kelių, turėsit šuoliuoti, nubėgioti iki galvos linijos, kiekvienas į savo pusę ir iš ten pataikyti. Tas, kuris pirmas pataiko, tas ir laimi. Nu, pasiruošę. 3, 2, 1 ir važiuojam. Pirmas pataikomas laimi. Važiuojam, turim nugalėtoją. Viskas. Laimėtoją turim ir jum abiem atitenka Open Smart Way. Visai mūsų priešties žaidėjas padžiaugas. Ačiū labai. Ačiū labai. Grįžtame į Active Vilnius areną. Čia pirmosios Open Smart Way MLKL naujojo sezono rungtynėse. Vilniaus kibirkštis toks 25-13. Pirmauja 12 taškų persvarą. Andželina Radič pelnė tiek pat taškų, kiek visa Šiaulių Vilmers komanda per pirmąjį ketvirtį. Jos ir pozicijų užsiėmimas po krepšių ir aikštės išplėtimas atsitraukiant ties perimetrų, na, buvo pats didžiausias galvosūkis Saulės miesto atstovėms. Taip, nesusitvarkė su Radič tolimais metimais, nesusitvarkė su jos staigumu šiaulietės ir turi kažką daryti, kad pristabdytų šią krepšininkę, nes kol kas būtent Radič yra sumetusi daugiau negu pusę kibirkšties taškų. Viena Belgrado Crvena Zvezda ekipos lyderių praėjusiame sezone buvo Andželina Radič. Europos taurėje, beje, ir periminėjusi kamuolius sėkmingai ir iš 3 taškų zonos atakavusi 34% tikslumu, bet dar įdomesnis dalykas, kad Serbijos vietinėse pirmenybėse Radič taiklumas atakuojant iš toli buvo 48%. Labai solidus skaičiai, netgi, sakyčiau, arti kosminių skaičių, na, pataikėt taip iš toli ne kiekvienas geba ir čia didžiulis privalumas kibirkšties komandai 4 pozicijai. Aš net abejonių neturiu, kad Vilniaus kibirkšties toks sporto vadovas Arnas Labuckas ir komandos vadovybė yra patenkinti šios žaidėjos įsigijimu ir atvykimu. O savo vertę kur kas aktyviau reikės įrodinėti Ana Marijai Virčiogiai, kuri dabar laiku sulaukė perdavimo po krepšių, bet iš tiesų ten šiauliečių pramiegota buvo ir pelnė taškus.
Sunku šiaulietėms su prasiveržimai šiandieną. Dabar pameta kamuolį Donskikytė, bandydama įeiti į baudos aikštelę. Laura Želnytė prieš Lipę, Virčiogė su dvigubinta gynyba. Vėl ties perimetrų Želnytė gali pataikyti iš tolimos distancijos. Ta mums ir rodo dabar po jos taiklaus šūvio jau 30-13-17 taškų skiria komandas, kad skirtumas nedidėtų. Sureguliuoti savo ekipos žaidimui Aurimas Andrušaitis prašo minutės pertraukėlės. Tokiu startu ir tokiu spurtu antrąjį ketvirtį pradeda aikštės šeimininkės. Laura Želnytė buvo jūsų ekranuose. Ir čia Ana Marijos Virčiogės 2 taškai. Šiauliai Vilmers turi problemų kol kas pirmoje rungtynių pusėje. Užmygo ten gynyboje šiaulietės, taip paprastai Virčiogė tenais bėga į baudos aikštelę po krepšiu ir trumpas perdavimas virtės 2 taškais. Dixon su kamuoliu. Prieš ją buvo atsidūrusi Laura Želnytė. Agnės Černeckytės reidas į baudos aikštelę. Labai nesėkmingas metimas, tenka grįžti į gynybą šiaulietėms. Virčiogė. Gabija Meškonytė į baudos aikštelę. Jos flauteris dešinė ranka pati ima atšokusi kamuolį ir stos prie baudos metimų linijos. Sederevičiūtei fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Bet vėlgi, Kibirkštis kartoja metimą ir gynėjos, ir puolėjos. Šiandien puolime solidžiai atrodo kovodamos dėl kamuolių. Trūksta ūgio kai kuriuose pozicijose Šiaulių krepšininkėms ir tai atsispindi statistikos protokole. 12-9 kovo dėl atšokusių kamuolių. Laimi Vilniaus Kibirkštis toks. Gabija Meškonytė pirmajame ketvirtyje prometusi 2 baudos metimus, dabar pirmąjį pataiko. Čia Prizdin šypsena buvo jūsų ekranuose. Lili pradeda Šiaulių komandos ataką. Gabija Meškonytė prieš ją. Išsikeitimas gynyboje prieš Laurą Želnytę. Lieka Lili, pati bando ieškoti erdvės kamuolio išsimetimui. Na, čia jau visiškai perspausta situacija. Čia labai blogai viskas atrodė. Viena žaidėja 20 sekundžių praktiškai pralaikė kamuolį. Ir paskutinės 8 sekundės tiesiog pati desperatiškai matėsi, kaip ieško ne bet kokių kitų opcijų, bet ieško kamuolio atsikratymo varianto atakuojant krepšį. Na taip, čia ir Kibirkštį galima pagirti už tą aktyvią gynybą. Aukštikalnytė nusimeta Gabijai Meškonytei. Meškonytė gilyn po krepšiu. Želnytė vėl skersas perdavimas Danieliai Pomsnytei. Danieliai pasižymėti nepavyksta. Virčiogė kovoja dėl kamuolio, bet Ugnės Grigaliūnaitės rankose jis. Dabar jau ir Dixon. Nepataiko Grigaliūnaitė, dabar jau prieki skuba Kibirkštis. Meškonytė stabdoma pražanga. Sederevičiūtei antroji asmeninė pražanga šiose rungtynėse. Vietoje Aukštikalnytės ir Gabijos Meškonytės vėl ant parketo čia Prizdin ir Kamilė Naciskaitė Vanderhorst. Labai smagu Kamilę matyti vietinėse pirmenybėse, kaip ir minėjau anksčiau, visą savo karjerą iki šiol šiaulietė kripto legionierės duona. O čia Prizdin reidas į baudos aikštelę. Į kairę pusę taip pat gali veržtis sėkmingai Džiaprys. Dar prieš 2 žingsnį padaryta pražanga. Įsimetimas iš šono. 3 komandinės pražangas turi šiaulietis.
Lilyvo Hinekapu prasižengė antrąjį kartą rungtynėse. Kamilės įmetimas į baudos aikštelę Anai Viršiogiai. Čia Rumunė įneša tiesiog kamuolį į krepšį. Na taip, dar vienas jos sėkmingas epizodas. Šiose rungtynėse rodo, kad gali būti sėkminga Vilniaus Kibirkšties toks sudėtyje Ana Viršiogė. Černeckytė į baudos aikštelę, kaip čia ginasi Laura Želnytė ir kaip nesėkmingai atiduoda pirmąjį perdavimą. Paskui jau meta ant užbėgimo kamuolį Nacickaitei, bet šiek tiek per daug į kairę pusę. Tas perdavimas buvo siųstas. Štai dar kartą tas epizodas. Želnytė ištraukia kamuolį ir meta jį už aikštės ribų. Justina Miknaitė grįžta ant parketo Vilniaus Kibirkšties ekipos sudėtyje. 8 sezonas Justina jau Vilniuje, dar 2 sezonus yra praleidusi Dublerių ekipoje. Jomantai 10 metų vienoje komandoje, kai tau dabar dar tik 23. Būdingai skamba. Na taip, lojalumas neišpasakytas. Ugnė Grigaliūnaitė prie baudos metimų linijos. Vilius Stanišauskas, Sandra Linkevičienė ir Arnas Labuckas buvo jūsų ekranuose. Na ir visai Šiaulių komandai žaidžiant tokias, sakykime, prastokas rungtynės sezono starte, būtent Grigaliūnaitė su savo 5 naudingumo balais dabar yra geriausia komandos žaidėja. Visą karjerą žaidusi Vilniuje, pirmą kartą iškeitusi marškinėlius Ugnė. Na ir vertėtų galbūt net paminėti tai, kad šiandieną Grigaliūnaitė susimetė kol kas bent jau visus 4 iš 4 baudos metimų, nors jos praeito sezono procentas nesiekė 70. Čia Presdin, Kamilė Nacickaitė, Van der Horst, šansas, tokių šansų negalima suteikinėti žvelgiant iš varžovių pusės ir dar kartą baudžia Kamilė Šiaulietas. Pavojinga, labai pavojinga iš tolimos distancijos Nacickaitė, Van der Horst. Čia pabandė tuo pačiu atsakyti ir Šiaulių havajietė. Kamilė po krepšių ir Gabrielė Sederevičiūtė. Jokių autoritetų. Tokius marškinėlius galės pasigaminti po šių rungtynių. Gabrielė. Įspūdingas jos blokas. Nepažeidžiant taisyklių. Pratęs ataką Kibirkštis. Liper Stipra grįžta į Šiaulių Vilmers komandos penketą. Nugarinė užtvara Miknaitė, išbėga į kraštą. Na, čia standartinis derinys daugelio komandų naudojamas išsimesti, net ir Eurolygoje čia nepataiko dabar Din. O Jeffrey Din dabar tarsi ir turėjusi ten šansą atakuoti iš 3 taškų zonos, to nedarė, nes 8 bent jau iš 9 iš 10 tokių situacijų jį renkasi į kirtimus, į baudos aikštelę, na, nepasitikė savo tolimų metimų. Matysime, kaip šiame sezone ši tendencija rutuliosis toliau. 6 sekundės buvo likusios Vilmers komandos atakai, bet kadangi kamuolys nuo vilniečių paliko aikštelę, 14 sekundžių turės Saulės miesto atstovės. Ana Viršiogė grįžo ant parketo Vilniaus Kibirkšties sudėtyje. Na, jeigu ne tie 8 taiklūs baudos metimai iš 8, tai dar liūdnesnis vaizdas būtų šiandieną šiaulietėms. Čia prameta Černeckytė. Jau iš viso 16 pramestas metimas į žaidimo Šiaulių komandai. Akivaizdu, kad ritmo ne visai dar jaučia šiaulietės. Na, galime net nebejoti, kad įtakos turi abiejų komandų žaidimų ir tai, kad Vilniaus Kibirkštis toks sezoną iš esmės pradėjo jau prieš 2 savaitės. O Šiauliai Vilmers dar net nežino, ko iš savęs pačių tikėtis. Taip, susitinka skirtingose fazėse esančios komandos. Kibirkštis daug anksčiau pradėjo ruoštis, būtent dėl tos Eurolygos atrankos. Šiaulietėms čia pirmas rimtas testas ir iš karto prieš čempionės. Sabinė Lipė susikūrė erdvės metimui, nepataikė. Giedrė Labuckienė užtikrintai įmo atšokus į kamuolį. Jeffrey Din atviroje aikštelėje iš vidutinio nuotolio. Na, čia dar 2 taškų betrūko iki pilnos vilniečių laimės. Sakyčiau, prastoka čia pražanga. Jau buvo pabėgusi Din ir ją iš nugaros pražanga padaro Hinekapu. Na, tokia... Ne, visgi Grigaliūnaitė ten buvo.
tokiuose situacijose, jei nepavyksta greitos atakos atviroje aikštėje sustabdyti aikštės viduryje ar kažkur anksčiau, na galbūt vertėtų ir tada ir rizikuoti su tokiu metimu. Džepris Dean prameta baudos metimą. Green ir Želnytė buvo jūsų ekranuose. Vilniaus Kibirkšties toks ant atsarginių žaidėjų suolelio. Antrasis baudos metimas tikslus. (23 taškai skiria komandas. Dalia Donskichytė 2 prieš 2 su Ugnė Grigaliūnaitė. Vėlgi, ataka mintis nebloga, bet užsibaigimo nėra. Čia pakankamai gerą progą turėjo Šiaulių komandos aukštaūgė. Čia grįžus į aikštelę Radičių dabar pameta kamuolį. Bandė ten forsuoti, eidama kiaurai per Lipę, bet Lipė neleido Radičiui ten taip lengvai įsiveržti į baudos aikštelę. O mes keliamės į dar 1 minutės pertraukėlę. Žalėgirė Toks, Baltijos Amerikos klinika, Forum Fitness, Dikėjo, Autolita, Draudimas.lt ir Delfė. Antrajame ketvirtyje Šiauliai Vilmers turi dar didesnių sunkumų čia Active Vilnius arenoje. 2-13 pralaimimas antrasis ketvirtis, bendras rezultatas 15-38 savo ekranuose matome ir svarbiausia šių rungtynių statistika. 2 metimus iš 17 yra pataikiusios šiaulietės, viena pagrindinių 2 metimus iš 17 atakuojant iš 2 taškų distancijos, o bendrai yra pataikiusios vos 3 metimus iš 23. Na, 13% pataikymas, su kuo galima tai susijęti? Tai kaip ir kalbėjom, labai nemažai čia faktorių turėtų būti. Pirmos rungtynės, komandų formos lygių skirtumas, turima omeny stadija, kurioje dabar yra komandos. O be kita ko, turbūt tikrai negalim nuvertinti ir Kibirkšties aktyvios gynybos, nes tų lengvų metimų šiaulietės nors ir turi, bet ne tiek jau daug, kiek jos pačios norėtų. Andželina Radič į baudos aikštelę, Giedrei Labuckienė prieš Grigaliūnaitę. Čia matėme dvikovą, kuri praėjusiais metais Kibirkšties treniruotėse dažnai vykdavo. Na taip, turėtų vienas kitą šios žaidėjos labai gerai pažinoti. Prie baudos metimų linijos atstos Giedrė Labuckienė. Zay Green grįžta ant parketo. Giedrė atsakomosios Eurolygos rungtynėse pataikė 6 baudos metimus iš 12. Kiek buvo emocijų po tų pramestų baudos metimų? Na, daug kas ten nesiklostė Buržo mieste, gal mums labai jau intensyviai grįžti ten taip pat nereikėtų. Žinome, kad Giedrė yra taikli baudos metikė, o čia ir Vilniaus Kibirkšties toks ekipos ištikimiausi fanai jūsų ekranuose. Stebintis, kaip Giedrė Labuckienė sumeta abu baudos metimus ir didina Vilniaus Kibirkšties atotrūkį jau iki 25 taškų. 40-15. Lipė. Prieš Naciskaitę Vanderhorst, Agnė Černeckytė. Stepautuoja gynyboje Radič. Šiek tiek buvo erdvės Sabinį Lipį, o čia jau pernelyg aktyvi. Radič, jai pražanga. Būtų įdomu dar kartą pamatyti tą epizodą, kaip ten viskas įvyko. Radič tiesiog įlindo į asmeninę Lipės erdvę ir čia susipynė kojas Lipei ir Radič buvo nubausta pražanga. 8 sekundės iki šiauliečio atakai skirto laiko pabaigos. Džepris Dean beveik iškrapšto kamuolį, bet neišsaugojo aikštelėje. 7 sekundės liks Saulės miesto atstovėms. Žiūrėsim, kokią atakos tęsinį pasirinks šiaulietės.
Černickytė krašte, turės mesti į krepšį, nes nelabai yra ką daryti. Čia dar spėja atlikti perdavimą ir Stipra. Pataiko iš vidutinio nuotolio Latvija. Daug iš Rūtos Stipros taip pat tikisi Šiaulių komandos vadovai šiame sezone. 2 sezonus jį praleido Klaipėdoje, Klaipėdos Neptūno Amberton gretose ir grįžta su Europos taurės patirtimi taip pat į Šiaulius. Tiesa, tas praėjęs sezonas, paskutinysis, antrasis sezonas Klaipėdos Neptūno sudėtyje nebuvo toks, kokio tikėjosi ir pati Latvija, bet mes Rūtos Stipros sugebėjimus jau matėme prieš 2 metus Šiauliuose. Vilniaus Kibirkšties komandos minutės pertraukėlė. (15-4). Antrąjį ketvirtį laimi aikštės šeimininkės, dabar įgijusios jau ir 23 taškų persvarą prieš Šiaulių Vilmers ekipą. 40-17. Andželina Radič ir toliau rezultatyviausia Vilniaus Kibirkšties toks gretose, pelniusi 13 taškų. Čia Martina Kravčenkaitė ir Dagnė Gaidytė jūsų ekranuose. Čia dabar pabraižyta linija išsimetant kamuolį. Žiūrėsim, kur išsilakstys žaidėjus ir kur bus atakos mintis. 4 sekundės. Tiek turi atakai Vilniaus Kibirkštis. Toks atgal atšoko Kamilė Nacickaitė Vanderhorst. Čia buvo jos metimas. Šiauliams pasisekė. Greičiausiai ten ir buvo akcentas uždėtas, kad perduot kamuolį jai, o po to jau jinai kurs situaciją. Lipės reidas į baudos aikštelę. Vėlgi pasibaigiantis nesėkmingų šiauliečių metimų. Džepris Dean, skersas perdavimas į krašto. Kamilė Nacickaitė Vanderhorst. Geras perdavimas, aštrus perdavimas ten į kampą, o Nacickaitė iš kampų meta labai aukštų procentų. Trečiasis jos tolimas metimas rungtynėse. Dalia Donskichytė į baudos aikštelę. Pati iki galo su kontaktu, dar ten pelno taškus Dalia Donskichytė. Prašo pražangos Andrušaitis prie aikštės linijos, bet šiaulietas nespėjo čia sugrįžti ir gynybą. Zej Green pelnė taškus. Puikus žaidimas tranzicijai, čia dabar dar ir vagia kamuolį ir dar 2 Dean taškai. Daug pamokų pirmose sezono rungtynėse Saulės miesto komandai. Na, taip ir demotyvuot galima rungtyniaujant. Dalia Donskichytė į baudos aikštelę. Agnė Černeckytė iš toli. Užrištas krepšys ir toliau šiaulietėms. Dalia Donskichytė vieną tolimą metimą buvo pataikiusi jau rungtynėse. Rūta Stipra. 3 šanso taškai šioje atakoje. Na, reikalingi taškai šiaulietėms į žaidimo. Rūta Stipra čia dabar taiso padėti atakuojant į žaidimo. Džepris Dean užsitaiso iš tolimos distancijos, bet šauna netiksliai. Agnė Černeckytė į dešinę pusę. Donskichytė. Ir vėl šiauliečių gana chaotiška ataka. Tiesiog galimybė dabar pasitaikė Agnei Černeckytei. Niekas iš Vilniaus komandos atstovių nesuskubo uždaryti to krašto, kuriame stovėjo Agnė Černeckytė. Jos tolimas metimas ir Vilius Stanišauskas kviečia merginas dar vienam pasitarimui.
Taikėsi ir prisitaikė Šiauliai Vilmers atakuodamos iš tolimos distancijos Agnės Černeckytės. Pirmasis tolimas metimas šiame sezone privertė Vilių Stanišauską paprašyti minutės pertraukėlės. Šiaulietės šiose rungtynėse yra pataikiusios 2 tritaškius metimus iš 9. Kur kas geriau krepšį iš tolimos distancijos atakuoja Vilniaus Kibirkštis Toks. 7 taiklūs metimai iš 15. O čia jūsų ekranuose ir stambių planų Gabija Galvanauskaitė, naudingiausia Europos jaunių iki 16 metų B diviziono čempionato žaidėja. Apdovanota taip pat prieš šias rungtynes. Ir debiutuojanti Open Smartway MLKL pirmenybėse. Džapris Din rezga Vilniaus Kibirkšties Toks ekipos ataką, vėlgi renkasi tokį metimą. Na jau akivaizdu, kad mėgsta tokius tolimesnės distancijos metimus iš 2 taškų zonos Džapris. Čia Vaiginė Kapų nepataiko, bet pražanga. O Vaiginė Kapų mėgsta imtis iniciatyvos ir būti su kamuoliu. Matėme taip pat. Kartais net ir per ilgai. Na, viena ataka buvo, kur 20 sekundžių turėjo. Ir dabar prie baudos metimų linijos ta pati Vaiginė Kapų. Ir pataiko pirmąjį baudos metimą. Švelnina atotrūkį iš Havajų kilusi Saulės miesto atstovė. Na, Vaiginė Kapų paskutinio sezono taiklumas nuo baudos metimų linijos yra 72%. Seigrin iš 3 taškų zonos. 8. Vilniaus Kibirkšties Toks komandos pataikytas tolimas metimas pirmoje rungtynių pusėje iš 16. Na, 50% pataikymas spūdingas. Na, čia savilankai padeda Kibirkščiai. Sederevičiūtė. Prieš Radič vėlgi atimtas kamuolys. Džapris Din greitoje atakoje. Kiek pavėluota buvo galimybė įmesti ten kamuolį Seigrin. Lipė vagia čia kamuolį. Sederevičiūtė, jos taškai iš po krepšio. 36 sekundės iki ketvirčio pabaigos. 50-27. Solidus Kibirkšties komandos pranašumas. Din. Jos perdavimas Galvanauskaitei nepavyksta atsidaryti šios dienos rungtynėse. Dixon. Na, gali beveik iki galo laikyti kamuolį šiaulietės. Ta būtų protinga daryti, aišku, nereikėtų jo čia prarasti. Dixon. Gali pabandyti čia dabar užatakuoti Paunksnytę. Nusimeta kamuolį kraštą ir klysta šiaulietės. Lieka 80. Pasibaigus 2 kėliniams dar matysime ir greitą interviu. Na, čia baigėsi dabar ketvirtis. Per tas 80-asias nelabai ką ten ir galėjo surengti Kibirkštis. Juolab, kad kamuolys buvo kitoje aikštės pusėje. 8 tritaškiai 16. Labai solidu. Na, o netrukus girdėsite Radič interviu. Geriausios pirmos rungtynių dalies žaidėjos mintis apie pirmą rungtynių pusę. Angelina, it was good first half for you personally and for your team. What you need to do that everything will be okay on the second half? We need to focus more in defense. I think offense is not a problem, that will come, but we need to start with the defense. We had some good defensive plays, some nice steals and transition, 1-on-0, 2-on-1, but we need to start from defense again and try to get into third quarter like tough as we did in the first quarter. Good luck on the second half. Na, trumpai tariant, Angelina Radič net ir praleidus 27 taškus Kibirkšties komandai dar norėtų geresnės gynybos.
Dabar mūsų laukia ilgoji pertrauka apie 13 minučių ir susitiksime po to.
Dalia, kas akcentuota Rūbinėje per didžiąją pertrauką, ką reikės pagerinti po jos? Tiesiog reikia pradėti žaisti agresyviau, nes žaidžiam prieš, galima sakyti, vieną stipriausių komandų, tai jeigu žaisim kaip dešrelės, tai nieko nebus gero, tai tiesiog reikia susiimti ir kovoti. Ačiū ir geros tos antros pusės. Dalia, kas akcentuota Rūbinėje per didžiąją pertrauką, ką reikės pagerinti po jos? Tiesiog reikia pradėti žaisti agresyviau, nes žaidžiam prieš, galima sakyti, vieną stipriausių komandų, tai jeigu žaisim kaip dešrelės, tai nieko nebus gero, tai tiesiog reikia susiimti ir kovoti. Ačiū ir geros tos antros pusės. Dalia Donskichytė ir jos statistika jūsų ekranuose. Pirmoje rungtynių pusėje ji rezultatyviausia Šiaulių Vilmers žaidėja su 7 pelnytais taškais. Ir kol kas Šiauliai Vilmers turi didelių problemų čia. 27-50 po pirmųjų 20 minučių. Į akis krenta ir tritaškių pataikymas 8, tolimus metimus iš 16 yra įmetusios aikštės šeimininkės, vos 2 kartus iš 9 yra pataikiusios šiaulietės. Na, kovoje dėl atšokusių kamuolių įdomi statistinė grafa. Čia Vilniaus Kibirkštis pirmauja 22-20, šiaulietės net daugiau susikūrė antrųjų šansų. 9 kartus kovojo kamuolį po lenta puolime prieš vilniečių tik 5. Bet greitose atakose taip pat jokių variantų sustabdyti Vilniaus Kibirkšties žaidėjas. 15 taškų rinko vilnietės greitose atakose, kai šiaulietės tuo tarpu surinko tik 2 taškus. Na, be to, ką išvardinau pats ir ką Dalia pasakė, Jomantai, ką pats matai, kur, ką reikėtų gerinti Šiaulių Vilmers žaidime? Na, jeigu kalbėti apie tai, ką mano Dalia, kad nereikėtų žaisti kaip dešrelėm, tai buvo tikrai ne vienas epizodas, kuomet atrodo minimalus kontaktas, kamuolys krenta iš rankų ir taip prarandamos atakos galimybės. Na ir taip, susikūrė šiaulietės daugiau antrų šansų, bet tie procentai yra tiesiog akivaizdžiai dvigubai mažesni. Ir tas išpildymas kol kas daugiau kokybės yra Kibirkšties žaidime ir čia Din ir toliau įrodinėja, kad kokybės šiandien Kibirkštis turi daugiau. 9 tolimas Vilniečių pataikytas tolimas metimas rungtynėse, o Din sąskaitoje yra 1 iš 2 šiame susitikime. Gabrielės Sederevičiūtės rankose kamuolys, Gabrielė į baudos aikštelę, vėlgi ne tokia ataka tikrai, kurią buvo nubraižęs Aurimas Andrušaitis. Sudėtingas ten buvo Sederevičiūtės metimas. Dar per Giedrę Labuckienę. Pataikyti manoma, bet na, per daug sudėtingai čia viską darė šiaulietės.
Labuckienės rankose kamuolys į baudos aikštelę įkirtusi Radič. Taip pat laiku sulaukia perdavimo, bet ten nepavyksta kamuolį ridenti į krepšį. Į baudos aikštelę, Donskichytė provokuoja pražangą. Trečioji asmeninė pražanga įrašyta Andželinai Radič. Būtent greitos dvi asmeninės pražangos eliminavo ją iš rungtynių Buržo mieste Eurolygos atsakomosiose atrankos rungtynėse. Ir ten, kaip žinia, Vilniaus Kibirkštis toks rungtyniavo dar ir be Ana-Marijos Viržiogės sudėtyje. Ir su priekinė linija turėjo didelių praretėjimų ir didelių problemų. Din pradeda pozicinę Kibirkšties komandos ataką, ten išleidžiama Nacickaitė į kampą, 3 taškai. Visiškai vėlavo kilti prie jos Shaq Dixon. Na, atrodytų, kad net galbūt nesistengė, ten tos užtvaros įveikinėti nebuvo, ten labai kažkokia tai tvirta ar įspūdinga užtvara, galėjo ten Dixon išsisukti toje situacijoje, paprasčiausiai atsiliko nuo Nacickaitės per porą žingsnių. Nepažįsta dar pilnai žaidėjų, prieš kurias tenka rungtyniauti. Gal ten ir patingėjo šiek tiek 27 metų puolėja iš Jungtinių Amerikos valstijų. Čia vagia kamuolį Nacickaitė Van der Horst. Jeffris Din. Iš to paties taško, kur prieš tai pataikė tolimą metimą. Dar vienas jos šūvis ir greitos minutės pertraukėlės. Po didžiosios pertraukos reikia Šiauliams Vilmers. Tokius spurtų ir po didžiosios pertraukos pradeda trečiąjį ketvirtį Vilniaus Kibirkšties toks ekipa. Ir Jomantai, ar Open Smart Way MLKL naujojo sezono pradžia yra tokia, kokios tu tikėjasi, ar Vilniaus Kibirkštis vis tik rodo per didelius raumenis? Na, grįžtam prie to paties, aš net negaliu kažko tai labiau išskirti negu skirtingą abiejų komandų sportinę formą. Kibirkštis žaidžia kartu ilgesnį laiką ir ruošiasi ne kam kitam, o Eurolygos atrankai. Taigi pasirengimo tikrai turi jau daug ilgesnį laiko tarpą. Tai ir atsispindi rezultate, net nelyginant komandų biudžetų ar sudėčių. Dalia Donskichytė į baudos aikštelę pralenda tarp dviejų varžovių. Čia net ir tokį patogų metimą gavusi nepabaigė šios atakos taiklių metimų. Kamilė Nacickaitė Van der Horst jau ir šou elementais Jeffris Din. Ten pabando sužaisti. Perdavimas atgal gražus, efektingas, bet ataka nesibaigė efektyviai. Daugiau laisvumo atsiranda prie tokio rezultato. Pradeda pirmaujantį komandą mėgautis žaidimu. Tai tų šou elementų turbūt daugiau galim pamatyti eigoje, jeigu skirtumas išliks toks, koks yra, o vaizdas aikšteliai rodo, kad taip ir turėtų nutikti. 6 sekundės lieka Saulės miesto atstovėms iki atakai skirto laiko pabaigos. Dixon užstrigusi, visiškai užstrigusi Justinos Miknaitės gynybiniuose gniaužtuose. Jeffris Din atviroje aikštelėje, geras perdavimas Miknaitei ir Miknaitė ten neužsibaigė tiksliai. O Dalia Donskichytė dabar jau nesuvaldo kamuolio, prasimetusi jį pro nugarą aikštės viduryje. Jaučiasi šiokia tokia ir frustracija. Minus 30, trečiam kėlinyje. Akivaizdu, kad ne to tikėjosi šiaulietės. Labuckienė. Miknaitė iš kampo. Netiksliai. Bet ir vėl sėkmingiau dėl kamuolio kovoja vilnietės.
Ir Radić, dar vienas šūvis. Ir toliau nesustabdoma ši Serbė, 16 jos taškas rungtynėse. Kibirkštis pataikė 12 tritaškių, Radić 3 iš 4. Rūta Stipra. Suklaidino ten gynyboje Andželina Radić. Pelno 2 taškus, 6 Latvijos taškas. Šiandien. Radić ir vėl per daug laisvės jai. Gabrielė Sederevičiūtė nekyla ten taip, kaip turėtų kilti. Ir čia tik pasiseka šiaulietėms. Na taip, iš 5-3. Tolimi metimai. Atrodo, kad nepasimokė Šiaulių komanda. Net ir netlikus gero skautingo. Vykstant rungtynėms, tu gali matyti, kad žaidėja šiandieną jaučia metimą iš tolimos distancijos ir kad reikėtų šiek tiek galbūt arčiau stovėti. Oleksandra Tinščiuk meto ant parketo Aurimas Andrušaitis, žaidėja, kuri praėjusiame sezone padarė gana nemenką progresą. Vasarą taip pat rungtyniavo ir Europos čempionato B divizione jaunimo iki 20 metų. Atstovavo Ukrainos jaunimo rinktiniai. Nors pačiai Oleksandrai yra dar tik 18 metų, taigi su kiek vyresnėmis varžovėmis teko jai grumtis. Ten Ukrainos rinktinė beje užėmė 8 vietą. Tinščiuk savo rinktinį rinko po kiek daugiau nei 7 taškus per mačą. Na ir čia vos dabar Labuckienė neapvogė jaunosios Tinščiuk, bet kamuolys lieka šiaulietėms. Vahinė Kapu. Vėl 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Nežinau, ar mato šiaulietės, kiek yra likusio laiko. Tinščiuk desperatiškas metimas iš toli tikslo nepasiekė. Kamuolys lanko nelietė. Ir tai reiškia, kad Vilniaus Kibirkštis dar kartą užsidirba 10 balų už savo puikią gynybą. Na, neperskaitė čia situacijos visiškai. Vahinė Kapu Stipra buvo visiškai atsitvėrusi. Ten po krepšiu nebuvo nieko. Tereikėjo permesti kamuolį per galvą ir visiškai laisva būtų Stipra, bet čia net nežiūrėjo į tą pusę. Vahinė Kapu ir padaro klaidą šiaulietės. Radić, kokia aktyvi Ugnės Grigaliūnaitės ten gynyba. Sudegina bent 7-8 sekundės Vilniaus Kibirkšties atakai. Čia gauna dar, atrodo, ir veidą Ugnė Grigaliūnaitė. Na, tikrai nespecialus buvo veiksmas, o bandydama išsaugoti kamuolį savo rankose, taip, kilstelėjo tiesiog ir pečiu. Stuktelėjo Ugniai Grigaliūnaitei Serbė. Biknaitė į baudos aikštelę ir čia pražanga pačioje, kaip rodo rungtynių arbitrai šioms rungtynėms. Teisėjauja Milita Stalučinskaitė, Mantas Masalskis ir Justas Katauskas. Pratęs ataką Kibirkštis. 14 sekundžių dar aikštės šeimininkės turi savo dispozicijoje. Zeigrin netaikli. Lipe. Rūta Stipra. Iš toli gali pataikyti ši Latvija taip pat. Plėsdama aikštelę, Zeigrin tarp 2-3 varžovių ten įveikusi kelias kliūtis. Greitoje atakoje pelno taškus. Vahinė Kapu. Jo suktukas baudos aikštelėje. Neranda ten atakos tęsinių ir nusimeta kamuolį ant perimetro buvusiai Tinščiuk, kuri atrodo klysta, o po to pažeidžia taisyklės. Na, sunku yra, žinoma, trečiajame ketvirtyje pasirodžius ant parketo jausti tą žaidybinį ritmą, o dabar Ekti Vilnius arenoje komercinė reklaminė minutės pertraukėlė.
4 tolimus metimus po didžiosios pertraukos pataikė aikštės šeimininkės. Dabar jų taiklumas atakuojant iš toli yra 12 tritaškių metimų iš 24 ir trečiajame ketvirtyje vėlgi dominuoja Vilniaus Kibirkšties Toks merginos 16-4. Tokiu skirtumu nesvetingai pasitikdamos Šiaulių Vilmės komandą. Bendras rungtynių rezultatas 66-31. Na, Jeffrey Dean jau pirmose MLKL rungtynėse gali užfiksuoti trigubą dublį. 11 taškų, 7 atkovoti, 7 rezultatyvus perdavimai. Kol kas tokia jos statistinė eilutė. Vahinė Kapų improvizuoja pati, imasi iniciatyvos, atakuoja iš vidutinio nuotolio, bet nesėkmingai. Meškonytė į baudos aikštelę, geras perdavimas Viržiogiai. Viržiogiai belieka išpakuoti šį saldainį ir įrašyti dar 2 taškus į Vilniaus Kibirkšties Toks sąskaitą. Atrodo, daugiau skilių yra Šiaulių komandos gynyboje, visur jų randa Kibirkšties ekipa, tuo tarpu šiaulietės kiekvieną ataką vargsta ir tanki bei aktyvi Kibirkšties komandos gynyba pridaro šiandieną tiek problemų, kad kiekvieną ataką sunku rinkti taškus. Sabinė Lipė prametė prieš tai vykusios atakos metu savo pirmąjį tolimą metimą iš toli. Beje, apie Sabinę Lipę įdomus faktas, gal po šių pirmųjų Aistės Vaitekūnaitės taškų, taip pat smagu matyti ir juos. Praėjusiame sezone nebuvo tokių rungtynių, kad Sabinė Lipė nepataikytų bent vieno tolimo metimo, o žvelgiant į oficialių rungtynių skaičių, Sabinė Lipė jau 38 rungtynes iš eilės yra pataikiusi bent vieną tolimą metimą. Solidus labai pasiekimas. Čia Ugnė Grigaliūnaitė uždaro Kibirkšties komandos prasiveržimą. Sintija Aukštikalnytė su kamuoliu. Viržogės užtvara. Ir Radičiai iš tolimos distancijos meta netaikliai. Sintija vėl į baudos aikštelę. Ten provokuoja pražangą ir stos prie baudos metimų linijos. Tinšiuk išėjimas į aikštelę. Trečiajame ketvirtyje neduoda tiek impulso Šiaulių Vilmers komandai. Kol kas norėtų ekipos treneris. Minusinė yra Tinšiuk. Atrodo, -4 naudingumo balai. Aukštikalnytė prie baudos metimų linijos. Priminsiu, kad praėjusiame sezone antroje jo pusėje Tinšiuk dažniausiai pradėdavo rungtynės Šiaulių Vilmers komandos starto penketą. Na, pasikeitė treneris, galbūt šiek tiek ir vizija pasikeitė, visgi įsigytos... Ir Dalios nebuvo tada. Dalios nebuvo, įsigytos 2 naujos gynėjos. Na, tai ir rodo jos sumenkusią rolę ir galbūt ir treniruotėse, ko mes nematom. Šiaulių komandoje atsako į visus klausimus treneriai. Čia kontaktas. Kieta pražanga iš Anos Marijos Viržogės. Pirmoji asmeninė Rumunės pražanga. Viržogė yra daug mačiusi savo karjeroje, yra žaidusi ir Australijoje, Rumunijoje, Graikijoje. Praėjusiame sezone atstovavo Belgijos Basket Namur Kapitale ekipai ir ten buvo viena šios komandos lyderių. Gabrielė Sederevičiūtė ir Dalia Duckikytė buvo jūsų ekranuose. O Aurimas Andrušaitis gražinant parketo Agnė Černeckytė ir taip pat Vakarė Griškutė pirmą kartą pasirodo ant jo. Tai Vakarė yra viena iš 3 jaunųjų Šiaulių komandos žaidėjų. Druskininkų Deivių atstovės praėjusiame sezone papildė Šiaulių komandą. Gėla Kačinskaitė, Vakarė Griškutė ir Adriana Žemaitytė. Pati Vakarė atstovavo Europos jaunių iki 18 metų Lietuvos rinktinę Europos čempionato B divizione. Ten užėmė 4. vietą.
Ir ypač vakarė Griškutė yra giriama už savo sugebėjimus puolime. Pažiūrėsime, kaip juos seksis demonstruoti Open Smartway MLKL pirmenybėse. Čia daugiau gal net ir trenerių įtaka pasimti 3 žaidėjus iš savo buvusios komandos. Na, bet akivaizdu, kad kiekvienai komandai reikia jaunimo, ant to yra pastatytas visas pamatas krepšinio, nebus jaunų krepšininkų, nebus ateities. Beje, pagal pirmines opcijas ir pirminius Šiaulių Vilmers komandos planus, ne Aurimas Andrušaitis turėjo būti Šiaulių Vilmers komandos vyriausiųjų trenerių. Žinome, kad klubas buvo paskelbęs, pasirašęs sutartį su Gitautu Kievinu. Pratęsęs tiksliau sutartį, nes Gitautas Kievinas užbaigė ir praėjusį sezoną. Trumpam prisijungęs prie Šiaulių Vilmers ekipos pakeisdamas Mindaugą Kriščiokaitį. Tačiau, kiek žinau, Gitautas Kievinas turėjo tokią išlygą savo kontrakte, kad galėtų išvykti į užsienio klubą ir jie pasinaudojo labai greitai. Ilgai neužsibuvo. Taip, ir tada atsivėrė galimybės Aurimui Andrušaičiui. Buvo nuspręsta juo pasitikėti ir pažiūrėsime, kaip šiam treneriui seksis žaisti su daugiau mažiau savo lentynos komandomis, o ne su sudėti Eurolygos atrankai ir dabar Europos taurės dvikovoms būrusiai Vilniaus Kibirkšties Toks ekipa. Aš manau, kad sezonui įsibėgėjus turėtų tikrai gerėti Šiaulių komandos žaidimas, susivykins, manau, ir sportinės formos. Tai, ką matome šiandien, nebūtinai atspindi tikrai Šiaulių komandos pajėgumą. Zeigrin atakavo iš tolimesnės 2 taškų distancijos, bet nesėkmingai. Vaitekūnaitė, Griškutė arčiau krepšio. Pati drąsiai imasi iniciatyvos ir turės galimybę atidaryti pelnytų taškų sąskaitą Open Smartway MLKL. Čia drąsiai dabar atakuoja panašaus amžiaus, galima taip sakyti. Aišku, vyresnė Aukštikalnytė yra, bet ne kiek vyresnė moteris. Kiek daugiau patyrusi tiesiog, Sintija. Taip, ir daugiau mačiusi aukščiausio lygio klubinio krepšinio. Ir ne tik jau klubinio, žinoma. Na ir lengviau, aišku, prieš panašaus amžiaus žaidėją žaisti, kad ir veidų į krepšį. Ir šis epizodas jai buvo sėkmingas iki baudos metimų, nes pataikyti nepavyksta nei vieno. Paskutinė minutė prasidėjusi trečiajame ketvirtyje. Zeigrin, Viržiogės užtvara, Žilnytė su kamuoliu, Gabija Meškonytė. Perdavimas Laurai Žilnytė ir Žilnytė čia pelno 2 taškus, Šiauliai sudvigubino gynybą ir tai išlaisvino Laurą Žilnytę puikiai pozicijai kamuolio išsimetimui. Na, kol kas viskas linksta link to, jeigu matysim panašų ketvirtą kėlinį Kibirkšties rezultatyvumo prasme, kad Kibirkštis gali surinkti ir 3-ženklį taškų skaičių šiandieną. Kol kas iki šio kėlinio visi kėliniai buvo po 25 taškus. Dabar Kibirkščiai trūksta taško iki to, kad visus 3 kėlinius būtų sumetusios po 25 taškus. Zeigrin su kamuoliu. Prilipusi prie jos Agnė Černeckytė. Iš pradžių Viržiogės, po to Sintijos Aukštikalnytės. Užtvara Sintija iš toli. Tritaškis metimas besibaigia trečiojo ketvirčio laikui. Šį kėlinuką ir uždaro 77-35 po 30 minučių. Ekti Vilnius arenoje daugiau nei užtikrinta aikštės šeimininkių persvara.
Dešimt minučių lieka iki šių rungtynių pabaigos. Pagrindinė statistika jūsų ekranuose. Ir nepaisant to, kad Šiauliai Vilmers gan pagirtinai kovoja dėl atšokusių kamuolių, tačiau visi kiti rodikliai šiandien kaip reikiant nusileidžia aikštės šeimininkėms. Ir Jomantai, ką ketvirtajame ketvirtyje reikėtų rinktis Šiaulių komandai? Ar kaip bent jau pagerinti savo rodiklius ir savo tą vaizdą, kurį demonstruoja Šiauliai aikšteliai? Aš manau, kad reikėtų bandyti kažkokius nestandartinius dalykus. O dabar mes pamatome aikštės gynybą iš Šiaulių komandos repertuaro. Bandyti jaunas krepšininkės, vis tiek šitos rungtynės jau greičiausiai rezultato prasme yra nurašytos, tai pasibandyti dalykus tikrai galėtų šiaulietis. Kitą sekmadienį, beje, mūsų lauks tiesioginė transliacija TV6 eteryje iš Gargždų sporto arenos. Ten Klaipėdos LCC, tarptautinis universitetas, žais prieš Šiaulius Vilmers. Ir šiaulietės, na, turbūt žaidžiant prieš LCC tarptautinį universitetą jau turės galimybių mums labiau pademonstruoti, ko iš jų tikėtis šiame sezone. Sezono pradžiai savaitė yra ilgas laiko tarpas. Per tą laiką galima kažkiek ir naujovių įnešti ir žaidimą pagerinti. Donskichytė su kamuoliu. Prieš ją Sintija Aukštikalnytė, Sederevičiūtės gera užtvara, Černeckytė dalijasi kamuoliu ties perimetru su Dixon. Na, vėlgi, Šiaulių atakos nėra jau tokios prastos, bet tiesiog pataikymas šiandien yra daugiau nei prastas. Tas erdvės, su kuriomis susiduria Šiauliai, tai yra, kai turi laisvus metimus, dažniausiai sukuria labai susispaudusi kibirkšties gynybą arčiau krepšio. Ir kol kas tomis erdvėmis, kurios retkarčiais aplanko Šiaulius, nepavyksta pasinaudoti šiaulietėms. Viso labo 26% metant iš 2 taškų zonos, apie 3 taškų taiklumą. Iš vis galbūt reikėtų kalbėti pusę lūpų, 16% tik tais. Po Sederevičiūtės bloko 3 sekundės belieka Vilniaus kibirkšties toks komandos atakai. Čia besibaigiant atakai skirtam laikui. Ana Marija Viržiogė pelno 2 taškus, prieš tai Dalia Donskichytė pelnė 11 tašką savo komandai. Dixon į baudos aikštelę ieškojo Rūtos Stipros, bet visi keliai perdavimo linijose uždaryti. Meškonytė galėtų būti ir nebloga futbolininkė, šiandien ne pirmą kartą taip spyriais nutraukė pavojingus Šiaulių komandos perdavimus. Dirba gynyboje kaip tik gali Gabija. Čia dabar dirba, man atrodo, ne pagal taisyklės. Fiksuojama pražanga. Dalia Donskichytė pasiruošusi grąžinti kamuolį į aikštelę. Sederevičiūtės užtvara, yra erdvės kamuolio išsimetimui. Kamuolį iššokinėjant lanko, bet į krepšį neįkrinta. Rūta Stipra ten dar pagirtinai kovėsi dėl atšokusio kamuolio. Na, šiaulietės iš tokių epizodų galime spręsti, kad žaidžia nežiūrėdamos į rungtynių skirtumą. Kas daugiau belieka? Žilnytė. Zeigrin. Sintija Aukštikalnytė. Turėtų kažkas kilti, statyti užtvaro Sintijai. Gabija Meškonytė. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Žingsnelis į dešinę pusę. Zeigrin. Tolimas metimas netikslus. Bet čia šiaulietės nesugeba tinkamai atsikovoti šio atšokusio kamuolio. Zeigrin. Dar vienas jos metimas tiesiog į veidą Agnei Černeckytei. Vėl nepataiko ir niekas iš Šiaulių ekipos nesugeba atitverti tos linijos, kur kamuolys lėtai nukeliauja vėl iki perimetro zonos.
Ten matėm keletą green metimų iš po driblingo, pataikyt nepavyksta. Galų gale kamuolys palieka aikštelę nuo Kibirkšties komandos žaidėjo su rankų ir Šiaulietis jau dabar turės savo dispozicijoje kamuolį. Vahinekapu grįžta ant parketo Šiaulių Vilmers komandos sudėtyje. Dalia Dunskytė. Prieš ją Sintija Aukštikalnytė. Rūtos stipros paslaugos statant užtvarą iki Gabrielės turėtų Sederevičiūtės keliauti kamuolys. Lili pro galinę liniją vėlgi renkasi, baigėsi čia takai skirtas laikas, pasirinko Kavajetė labai jau sudėtingą metimą. Vietoj to, kad verštųsi ir bandytų kažkaip užsibaiginėti pati, sustojo, apsisuko ir metė, metimą turbūt pati pasisunkinusi situaciją savo pačiai. Matosi, kad žaidėja nori pasirodyti, bet kol kas nepavyksta padaryti sėkmingų sprendimų šios dienos rungtynėse ir nepavyksta to daryti praktiškai visai komandai, rodyti gerą žaidimo. Viržiogė. Gabija Meškonytė į baudos aikštelę, gerai dalijasi kamuoliu su Ana Marija Viržiogė ir dar 2 Rumunės taškai. Neturi ką prieš Vilniaus Kibirkšties priekinę liniją pastatyti Šiaulietės. Čia Dixon šūvis iš toli, vienas iš retesnių, smagesnių variantų Šiaulių komandos puolime. O Dalia Dunskytė dar ir paleisdama kamuolį į Sintijos Aukštikalnytės kojas laimi papildomą ataką Šiaulių Vilmers komandai. Gudriai sužaidžia Dalia ir žinomės jos gebėjimus perimti kamuolius. Ir čia dabar, nors ir buvo sudėtingoje situacijoje, beveik krito už šoninės linijos, bet randa būdą, kaip išsaugoti kamuolį Šiaulių ekipai. Vahinekapu vėlgi baudos aikštelė, šį kartą jau laisvas koridorius jai, už tai tikrai nepagirs Vilius Stanišauskas, vykstantis už komandos gynybinius veiksmus šioje atakoje. Trečiai tašką pelno Vahinekapu ir pataiko tik pirmąjį metimą iš žaidimo šiandien. Prisiminkim, pirmą rungtynių pusę Kibirkštis praleido 27 taškus. Kiek įdomu buvo girdėti tai, kad Radič asmeniškai nebuvo patenkinta Kibirkšties komandos gynyba, net ir praleidus sąlyginai nedidelį taškų skaičių. Na ir ką mes matom po ilgosios pertraukos, 13 taškų iki šio momento. Akivaizdu, kad gynyba dar labiau pagerinta. Dalia Dunskytė palikusi už nugaros Sintija Aukštikalnytė. Nesėkmingai atakavo krepšį, dabar Sintija jau kitoje aikštės pusėje, kaip Dixon stveria kamuolį, atrodo jokio taisyklių pažeidimo čia neužfiksuota, kamuolys išliks Vilniaus Kibirkšties toks merginų rankose, kurių penkete Gabija Galvanauskaitė vėlgi ant parketo. Galvanauskaitė pirmoje rungtynių pusėje praleido aikštėje nepilnas 2 minutės, per jas pasižymėti Gabijai nepavyko. Paunksnytė į baudos aikštelę, jos graži verpstė ir nesėkmingas metimas kairė ranka. Želnytė, Gabija. Paunksnytė, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Nusimestas kamuolys Meškonytei, labai netikslus šūvis iš toli. Ir čia 3 prieš 1 Šiaulietės greitoje atakoje. Tokį sprendimą renkasi Dalios šūvis iš tolimos distancijos. Meškonytė, Sintija. Laura Želnytė ten turėdama pranašumo situaciją prieš Lili Vahinekapu. Sulaukia perdavimo, Kavajetį fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Bet matosi aiški mintis Kibirkšties komandoje tokiose situacijose, kuomet ateina padvigubinti žaidėją po krepšiu. Štai žiūrėkit, 2 žaidėjas iš krašto kerta Meškonytė. O mes keliamės į reklaminę minutės pertraukėlę.
Kaip jau minėjome, šiandien tai yra pirmosios Open Smartway MLKL šio sezono rungtynėse. Jose jūsų ekranuose Jeffrey Dean statistika 11 taškų. Amerikietė yra surinkusi 8 kamuolius, atkovojusi ir atlikusi 7 rezultatyvius perdavimus. Kitos Open Smartway MLKL rungtynės jūsų lauks antradienį. Ten grįžta į aukščiausią lygą moterų krepšinio klubas iš Alytaus. Alitus.gut.lt priims Klaipėdos LCC tarptautinį universitetą. Tas rungtynes jau galėsite stebėti portale tv3.lt. O čia Vilniaus Kibirkštis ir toliau šeimininkauja ir po varžovių krepšių. Gabija Galvanuskaitė prieš Ugnę Grigaliūnaitę. Rizikingas perdavimas Sintijai Aukštikalnytei. Sintijos metimas besibaigiant atakai skirtam laikui. O čia Milita Stalaučinskaitė fiksuoja pražangą likus vos 1 sekundei iki vilniečių komandos atakai skirto laiko pabaigos, kas iš esmės ir išgelbėja aikštės šeimininkes. Baigėsi rungtynės Grigaliūnaitei, 5 jos pražanga. 6 naudingumo balai. Ugnė pastaruosius 2 sezonus rinkdavo kiek daugiau nei po 3 asmeninių pražangų vidurkį. Na, įprasta paprastai, kad aukštaūgis renkasi pražangas, visgi daug kontakto po krepšiu, ne visada jisai leistinas. Dažniausiai būtent 4-5 pozicijos žaidėjos ir turi daugiausiai pražangų, vidurkius, ir šiandien viena žaidėja, kuri ir paliko rungtynės anksčiau laiko, būtent yra vidurio puolėja. Galvanuskaitės rankose kamuolys, 10 sekundžių iki vilniečių atakai skirto laiko pabaigos. Sintija Aukštikalnytė Miknaitei. Miknaitei baudos aikštelę. Fiksuoja žingsnius taip šioje situacijoje rungtynių arbitrai. Na, čia bando Miknaitė paaiškinti, kad hopstepai padarė. Rungtynių arbitrui pasirodė kitaip. Fiksuojami žingsniai. Daledonskytė su kamuoliu. Sabinė Lipė iš toli ir tęsiasi jau 39 rungtynių serija su pelnytų bent 1 tritaškių metimu oficialiuose rungtynėse. Bent tuo gali pasidžiaugti Šiauliai šiandien. Jau buvau beveik įsitikinęs, kad to nebus, bet Sabinė Lipė mano kitaip. Be tritaškio... Moja pirštu, ne. Tik ne šis skaičius. Na, bent vienas dalykas, kuo pasidžiaugti šiandien galės Sabinė Lipė, nors manau, kad pralaimėjimas vis tiek užgoš tą praleistą, tiksliau užsaugotą tritaškių metimų be prametimo seriją, bent vienas per rungtynes. Paunksnytė prie baudos metimų linijos. Šypsosi ten ir Kamilė Nacickaitė Vanderhorst. Ant Vilniaus Kibirkšties toks ekipos atsarginių žaidėjų suolelio. O čia ir jaunieji Vilniaus Kibirkšties ekipos fanai. Taip pat jūsų ekranuose. Gali būti patenkinta turbūt Vilniaus Kibirkštis toks su Open Smartway MLKL pradžia. Kad ir kokie lūkesčiai buvo Eurolygos atrankoje, bet panašu, kad vietinėme čempionate bus sunku bet kam žaisti su Vilniaus ekipa. Na taip. Ir čia visų pirma galbūt reikėtų galvoti apie Klaipėdos Neptūną. Komanda taip pat pastiprėjusi lyginant su praėjusiu sezonu, ir iki pirmų šių abiejų komandų rungtynių ir liks ta intriga, kaip galėtų pasisukti šitas čempionatas, ar ir vėl matysim Kibirkšties vienvaldystę. Na, vienerias rungtynės tarpusavėje šios ekipos iki sezoninėme turnyre sužaidė dėl Blue Iron taurės, ir ten Klaipėdos Neptūnas Amberton buvo labai arti pergalės. Net ir pirmavo dviženklę taškų persvarą antrajame rungtynių kėlinyje. Rungtynių pabaigoje taip pat turėjo taško pranašumą likus žaisti kelias sekundės. Ir Vilniaus Kibirkštis toks iškovojo pirmąjį titulą šiame sezone, laimėjusios Blue Iron taurę dėka Jeffrey Dean pataikyto sudėtingo dvitaškio metimo paskutinėmis sekundėmis. O čia prieš tai vykusios atakos metu Shaq Dixon mums rodo, kad iš tolimos distancijos ir kitų komandų varžovės jos palikinėti tarsi negalės. Na taip, Dixon pataiko jau antrą tritaškį, berods ketvirtajame ketvirtyje.
Ir akivaizdu dabar iš akių, kad norėtų dar kartą pasitikrinti vadinamą hit-checką. Čia dabar atlieka perdavimą arčiau krepšio Stiprai ir prieš Stiprą yra pažeidžiamos taisyklės. Žaidėja praeitą sezoną žaidusi Neptūne, vėl grįžusi į Šiaulių komandos gretas. Įdomu bus stebėti Rūtą Stiprą šiame sezone. Man įdomu visų pirma dėl to, kad šalia Rūtą Stiprą turės Dalią Donskichytę. Na taip, praėjusiame sezone jų turėjo Brigita Sinickaitė, bet žinome taip pat ir Dalios Donskichytės kūrybą ir tą rezultatyvių perdavimų karaliavimą Open Smart Way MLKL. Tai galime net nebejoti, kad Rūta Stipra sulauks laiku atliekamų perdavimų, tik reikės tinkamai užsimti pozicijas. Na ir Rūta Stipra, nors ir Klaipėda kaip ir arti Latvijos, Šiauliai galbūt... Nėra per toli taip pat. Taip, bet arčiau Rygos. Iš Rygos yra Stipra, tai arčiau namų dabar rungtyniaus Rūta Stipra. Aukštikalnytė. Danielė Paunksnytė iš kampo pelno tritaškį metimą. 90-50. Na, tavo tikėtųsi, Jomantai, 100 taškų galim ir nesulaukti. Per mažai laiko lieka pusantros minutės. Nevertinau, kad starto penketas bus ant suolelio, greičiausiai ketvirtajame kėlinyje. O priminsime, kad iškart po šių rungtynių neskubėtumėte perjungti kanalo, kadangi TV6 eteryje tiesiogiai dar pakalbinsime pagrindinės šių rungtynių dalyvės ir žinoma Vilniaus Kibirkšties Toks komandos pergalės kalvius. Aukštikalnytė su kamuoliu, reidas į baudos aikštelę, ten dabar pabando atsakyti tuo pačiu. Blokuodama metimą Vaitekūnaitė, prieš tai matė Miknaitės galingą bloką Černeckytei. Dabar blokas kitoje aikštelės pusėje. Meta kamuolį tenais toliau į perimetrą, dabar Kibirkštis iš krašto atakuoja ir pataiko Paunksnytė. Viską pjaunantis Gabijos Galvanauskaitės perdavimas į kraštą ir Paunksnytė pataiko antrąjį iš eilės. Tolimą metimą. Donskichytė. Agnė Černeckytė. Vėl Dalios rankose kamuoliais. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. 3 sekundės Dalia Donskichytė ir kaip gynyboje stovi Justina Miknaitė. Nepasimovė Donskichytės klaidinamų judesių. Ten vietoje užstrigo Donskichytė. Praslysta kojos. Gauna bloką. Griškutė grąžina į aikštę Šiauliai. Kol kas be taškų. Be taškų Šiaulių komandoje šiandieną buvo ir Stinščiuk, ir Kačinskaitė. Na, ta pati ką tik aikštelį pasirodžiusi Griškutė taip pat taškų nepelnė. Kibirkšties ekipoje beveik visos žaidėjos šiandieną pasižymėjo. Net čia dabar atrodo, kad baudos metimą pataikiusi Galvanauskaitė taip pat prisideda prie tų žaidėjų, kurios pelnė taškus ir visa Kibirkštis dabar jau su taškais. Provokuoja pražangą. Pirmą kartą taisyklės pažeidžia pastaroji Kibirkšties krepšininkė. Laba 12 sekundžių ir 80 lieka. Šiaulietės dar organizuoja ataką. Jos turi tą galimybę, kadangi atsilieka. Paprastai jau neberengia pirmaujantį komandą atakos. Na, šį kartą vaizdas kitoks aikštelėje. 44 taškų skirtumų pirmauja Kibirkštis. Solidus pasirodymas pirmajame mače. Šiaulių komandai atrodo dar reikia dirbti ir dirbti nemažai. Čia nebespėja surengti rezultatyvios atakos Šiauliai.
94-50 Vilniaus Kibirkštis toks atidaro sezoną pergalę. Šiauliai Vilmers tenka palikti sostinę tuščiomis. Rezultatyviausia šių rungtynių žaidėja yra Radič. Būtent Andelina Radič 16 pelnytų taškų. Natickaitė Vanderhorst 12 taškų. Jeffris Dean labai solidi statistinė eilutė, 11 taškų, 8 atkovoti ir 7 rezultatyvūs perdavimai. 26 naudingumo balai, tai yra naudingiausia šių rungtynių krepšininkė. Šiauliai Vilmers rezultatyviausia žaidėja Dalia Donskichytė, tiesa su prastu pataikymu, tik 30%, 11 taškų. Dixon, turėjo iki ketvirto kėlinuko tik 2 taškus, vėliau pataikiusi 2 tritaškius, 8 taškai. Sakykime, netoks debiutas, kurio tikėjusi tiek Šiaulių komandos fanai, tiek turbūt pati Dixon. Grįžusi į Šiaulių komandą stiprą baigė šias rungtynes su 8 taškais. Įspūdingas Kibirkšties pataikymas iš tolimos distancijos, 45%, 16 taiklių metimų. Parodė, kad Kibirkštis šį sezoną gali grasinti iš tolimos distancijos ne vienoje pozicijoje. Įsiminė Radič, aikštės plėtimas ir tolimi metimai. Netrukus girdėsime komentarą. Vilniaus Kibirkšties komandos treneris Vilius Stanišauskas. Treneri, ar sėkmingai pavyko pradėti šį sezoną, kaip ir buvo planuota prieš šias pirmasias rungtynes? Iš tikrųjų taip, rezultatas parodo, kad atėjome rungtynės tikrai neblogai susikoncentravę, ypač gynyboje praleisti 50 taškų mane džiugina. Aišku, matau dar klaidelių, kur tikrai turim dirbti, bet viskas normalu, čia sezono pradžia. Ana Viržiogė šiandien atrodė sužaidė neblogas jau rungtynes, žvelgiant į tai, ką mes matėme prieš tai. Ar progresą jos išvelgia taip pat treniruotėse, gal ko mes patys ir žiūrovai nemato? Žinot, ką aš galiu pasakyti apie Aną, mes ją pasikvietėm į komandą, žinodami, kaip jinai gali žaisti. Matėm ir jos rungtynės, ir statistiką. Tiesiog daug tokių smulkmenų sukrito sezono pradžioj. Mini trauma, paskui dar viena trauma, danties ten tokie skausmai, tas visas išveda labai iš tos sportinės formos, bet tikiu, kad per laiką jinai po biškį atsigaus. Matėme pirmoje rungtynių pusėje Radič siautėjančią taip pat. Atrodo, ši žaidėja bus ir aikštelę galinti plėsti ir po krepšių sėkmingai žaisti. Kiek patenkinti jos įsijungimu į Kibirkšties žaidimą? Tai, kaip sakau, dar tik sezono pradžia. Gaila, kad rungtynės Prancūzijoje nesusiklostė ir jai, ir kai kuriom kitom žaidėjom, bet sakau, turim judėti visi kartu į priekį, esam vienas kumštis, turim būti vienas kumštis. Jeigu mes tą žaidėjas turim komandą, reiškia, mes jomis tikim. Ačiū ir sėkmės sezone. Pasidžiaugė Vilius Stanišauskas. Nebloga gynyba, matė dar klaidelių. 50 praleistų taškų pirmajame mače solidu. Vien tik tai Radič sakė po 2 kėlinių, jog 27 taškai netenkina jos. Ir čia dabar antrasis komentaras. Kamilė, koks jausmas pagaliau žaisti klubinėme Lietuvos krepšinį ir sugrįžti į Lietuvą, vėl džiaugtis tuo? Iš tikrųjų geras ir žaidžiu prieš savo gimtąjį miestą Šiaulius, tai pirmas varžybas prieš Šiaulius ir faina iš tikrųjų. Geras varžybas. Ar viskas pavyko tavo akim pagal planą, kurį treneriai taip pat brėžė prieš šias rungtynes, atrodo jau nuo pat jų pradžios nurūkot į priekį? Tiesiog bandėm neatsipalaiduoti, plano visiškai pilnai neįvykdėm, tikrai turim ant ko dirbti ir daug dirbti ant to, bet padarėm, ką galėjom, stengiamės ir tiesiog gavom rezultatą maždaug kokį norim. Kiek jaučiasi tai pačiai būnant aikštelėje, kad jūsų sezonas klubo prasidėjo anksčiau, jau tarkim prieš 2 savaitės, o Šiauliai tik pirmą kartą oficialias rungtynes dabar žaidė. Ar jautėsi tai aikštelėje, tavo akim? Nežinau, tiesiog mes gal labai buvom susikoncentravę dėl Eurolygos atrankos ir taip gavos, kad pačios svarbiausios sezono varžybos mums buvo pačioje sezono pradžioje ir tai retai būna ir turi bandyti įgauti tą geresnę formą, bet gal tiesiog pirmos varžybos ir Šiauliam ir aš manau, jos tikrai
dirbs ir nėra bloga komanda, tikrai yra gera komanda ir turi gerų žaidėjų ir manau, tikrai matysim geresnį rezultatą ateityje. Kiek tas sirgalių palaikymas, aš matau ir tarp kėlinių, ir po kiekvieno ketvirčio tau neduoda lengvai išeiti iš aikštelės, mažieji sirgaliai taip pat prieina, prašo nusifotografuoti. Kiek širdį glosto čia Lietuvoje šitas? Jo, labai fainai, iš tikrųjų matyti, kad ateina ir jaunieji sirgaliai palaikyti ir tikrai malonu matyti tos plakatus ir taip toliau ir širdį suspaudžia, bet kad taip ir toliau ir daugiau vaikų, kad ateitų tikrai palaikyti mūsų ir ypatingai Eurocup'e, kai bus varžybos ir kitos sezono moterų lygos varžybos, tai tikrai lauksime palaikymo, bet ne tik iš mažųjų, bet ir vilniečių taip pat. Tai ačiū ir didžiausios sėkmės sezone. Ačiū. Kągi, tiek šiandien krepšinio Open Smart Way MLKL sezonas oficialiai atidarytas, naujas puslapis klubinėme moterų krepšinėje. Susitiksime jau kitą sekmadienį rungtynėse iš Gargždų arenos, ten Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas priims Šiaulius Vilmers ir mes matysime, kokias išvadas Šiauliai padarys po tų rungtynių. Kitas rungtynes galėsite stebėti tv3.lt portale, o mes atsisveikiname iki kito sekmadienio. Iki.